Gerą dieną, šauliai, sportininkai, medžiotojai. Dovydas vėl sveikinasi su jumis iš ginklų parduotuvės Gariūnuose ir šiandien pas mus ypatingas svečias, irgi iš pajūrio, kaip ir aš, Aurimas Mockus. Labai noriu padėkoti visiems mūsų naujiems sekėjams ir aš tikiu, kad jų tik tais daugės ir daugės. Ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad komentuojat, o svarbiausia, kad parašot nemažai asmeninių žinučių su pačiais įdomiausiais įvairiausiais klausimais. Man labai patinka, kai mes galime rasti sprendimą ir išeiti iš jūsų įvairiausių situacijų, kas liečia ginklus, kaip ką sumontuoti, koks kalibras, kaip ką užtaisyti. Žodžiu, pas mus, žiūriu, tematika tik tai plečiasi. Dėkui jums visiems, kad rašot, kad laikinat, kad šėrinat ir kad mes galim su jumis dalintis patirtim ir padiskutuoti. Labą dieną, Aurimai, ačiū, kad atvykai pas mus šiandien. Tai va, malonu tave pamatyti po tos visos didelės odisėjos. Tai dabar tik pirmą kartą ir matomės, nes taip tai tik tai asmeniškai į Messengerį siūsdavai. Man viskas gerai. Jo, blema, tu man šiandien leis pakalbėti irgi, matau, tu toks esi karšiavęs, bet aš čia, blema, tu klausimų to aš tu matau, kad jau tikrai turėsiu. Gerai. Tai čia ir buvo. Tai pirmas susitvarkam su saugumo, ne? Tai pas mus šovinių nėra, ginklas ištaisytas, spyna atidaryta, tai su ginklu viskas tvarkoja, galim jį kilnoti, vartyti ir taip toliau. Sakoma, karinių žargonų ginklas saugus, saugiklis saugos padėtyje, ne? Jo. Tai gerai, šiaip primtas ginklas, čia turbūt, aš taip įsivaizduoju, ką mes čia turim, kažin, ar Lietuvoje turim rimtesnę kažką. Mes ne tik Lietuvoje neturim, šitų ginklų yra vienetai apskritai Europoje. Aš net nesakau Baltijos šalyse, bet apskritai Europoje, pavyzdžiui, mūsų braliukai Latviai tokio kalibro net negali turėti pagal Latvijos įstatymus. Tai mes lietuvaičiai čia turim tokią pranašumą, privilegiją galbūt, ir mano galva viskas labai logiška. Tai yra ginklas, kurį gali, tai yra galingiausias, pagal kalibrą pasižiūrėti, ką civilis gali gauti civiliniai rinkoje. Man tai iš vis keista, kad civilis gali gauti, žinai, nes čia yra toks, sakykime, jaunystės, vaikystės, svajonės ginklas, tą, ką matydavom, žinai, čia baretas, čia snaiperis medžioja su baretu, žinai, snaiperis medžioja. Kontrasnaiperio ginklas, jeigu taip pažiūrėt. Taip. Plus anti-material rifle galim irgi pasakyti, nes jisai ne tik tai gyvąją jėgą gali naikinti, bet ir su tam tikrų šovinių, su tam tikrų... Lengva šarvuota technika. Lengva, bet praktiškai visą ratinę šarvuotą techniką, ne 2 km atstumę, nes kuo toliau, tuo kulkos pramušimas irgi, bet 500-800 metrų, nes kulkytė 500-600 greinų, priklausom irgi nuo to, kokį užtaisysi. Tai čia tos legendos tokios, kad yra tos šarvamušės kulkos, ne? Ten su to uranu, su kažkuo, čia yra iš tikrųjų, ne? Kuom ten ypatingos tos kulkos, apskritai gal ištrauk parodyti, kaip jinai vieną. Turbūt yra. Mes šitų neturim, mes turim tik tai sportinės, nes viskas eina... Nelabai ir galima turėti, turbūt. Jo, viskas eina per sportą ir čia yra Hornady Match Grade 500 greinų kulkytė. Tai A-typas, tai A-typą labai daug kas užtaisinėja, tiek 338 kalibram, 300 kalibram, tai va čia 416. Jo. Rimtas daiktas. Žinant mūsų sportininkus, žinok, čia dar jie piltų. Parako dar dadėtų. Dar piltų. Dar piltų. Bet, žinai, iš tikrųjų yra tekę, man Ukrainai yra tekę matyti 50 kolos, žinai, aišku, jisai biškai didesnis šovinys, bet ir pas mus Lietuvoje yra. Tutelė bus labai, kariuomenė naudoja, tutelė bus labai panaši, tik tai sakau, kulkos diametras skirsis. Čia 416, o ten 50 kalas. Aš įsivaizduoju, kad nėra labai ir pigi ta kulka, ne? Tai va, dėžutė 10 šovinukų, 200 euriukų. Prašau. Su nuolaida. Su nuolaida. Tai aš gaučiau su nuolaida. Jo, bet čia kalba eina galbūt net ne apie kainą, o kalba eina apie galimybę. Jo, ir unikalią galimybę, visiškai unikalią. Nes kad atvežti apskritai baretus, čia nėra vienintelis, mes turim... Moteriška versija. Ne moteriška. Čia yra priimtas į amerikiečių ginkluotasis pajėgas, ginklas irgi saugus, prieš filmavimą buvo patikrintas. Tai jis yra tikrai populiarus ir man tiek nuostaba kelia, kaip iki šiol jo Lietuvoje nebuvo. Tai galimybė visais kalibrais 308, 6,5 Creedmore'as, 338 lapo. Ta prasme, čia viskas išspręsta.
Tai naudoja nuo sylų iki specialiųjų operacijų pajėgų. Tai va. Sveria tas ginklas, žinai, tokį reikėtų tampytis dar. Nu, mes turim Lietuvoje kariuomeniai tam pačiam Kaspe, kas tamposi Baretą 50 kalą. Tai va, ir nesiskundžia. Ir nesiskundžia, taip. Ir dar apsaugai Gieškę pasiima. Tai va. Kariuomenė net ta vieta apskritai, kad skūstis, žinai. Taip. Jo, tai aš įsivaizduoju, kad jau vien tu, kad jau prie to Bareto prileistas esi, tu jau turi privilegiją, žinai, prieš savo kolegas. Nu, ne privilegiją, o tokį, turi didesnį krūvį. Nu, papasakok apskritai, kokia čia yra komplektacija, ką už tą ginklą reikėtų pasiruošti sumokėti, kas čia yra po to ginklų. Gerai, aš pirmą kartą jį pamačiau praėjusiais metais Las Vegase, Shot Show parodoj. Atėjau pas Baretą į stendą, tiesiog, nu, jie iškart tokį kaip į turistą pažiūrėjo, čia tikrai tau nereikia, nei tu pirksi, nei tu ką. Nu, aš užklausiau, aišku, pas juos ten eilės, turi ten didelius klientus aptarnauti ir visą kitą. Nu, čia, where you from? Lithuania. Palauk, tu atsiversim žemėlapį. Žemėlapį, pažiūrėsim, kur jinai yra. Afrikoje nėra. Jo. Palauk, čia. Jo. Ir kažkaip, kaip sako, Fortuna nusišypsojo tuo metu, kai visiškai paroda ėjo į pabaigą. Ir mes bendravom su King of Two Miles'ų dalyvių ir čempionu, kuris naudoja būtent šitą ginklą. Ir jisai tiesiog iš stendo jį ėmėsi ir pakavosi dėjusi į dėklą. Ir aš turėjau jam įvairių specifinių klausimų, mes taip, mandagiai, gražiai bendravom ir aš net nepajaučiau, kaip man iš nugaros prie vienas iš Bareto atstovų sako, Girdio, tu iš tikrųjų čia, sako, domiesi ir supranti ir žinai, sakau, taip, aš bandau čia šitos parodos metu, kad man tikrai reikia, žinai. Gerai, sako, tai po parodos bandom, sako, susirašom ir jeigu tave tikrai domina, sako, kažką padarysim. Tai nueitas buvo ilgas kelias, nes ne bandelės, ne kebabai, reikėjo gauti leidimą, kad Amerika sutiktų parduoti. Tada reikėjo sutvarkyti čia visus įvežimus ir logistikas ir kad atitiktų Lietuvos ginklų šaudmenų kontrolės įstatymą visi graviravimai ir kiti dalykai. Tai daug darbo iš tikrųjų įdėta. Tai mano klausimas toksai, kiek kita dėtuvė? 5 šoviniai. Ir vienas vamzdį, kai sakoma. Vieną gali papildomai ranką įdėti į vamzdį ir uždaryti. Tai va. Dėtuvių komplektai yra 2. 2 dėtuvės, tai reiškia dėžutė šovinių? Jo, dėžutė šovinių. Su tokiu ginklu apskritai aš manau, kad turbūt reikia pribręsti šaudyti. Aš taip iškart nevaidinsiu jokio eksperto, mano klausimai gali atrodyti tokie labai kaip debiutanto. Aš kaip sakau, jeigu aš kažkiek galbūt kažką suprantu, tai šiek tiek apie pistoletus, ne? Bet apie tokius ginklus čia yra mano svajonė. Aš tikrai to atvirai sakiau ir tu turbūt žinai, kad aš laukiu to momento, kada galėsiu tam tikrus projektus užsibaigęs, ateiti pas tave ir įsigyti tą bent jau pradinį žinojimo kursą, praeiti kažkokį snaiperinio šaudimo, nes esi specialistas, žinau, geras, tiek tu, tiek aš jau matau, čia dar vieną sėdį specialistą galbūt. Tai aš manau, kad, žinai, aš iš tavęs galiu ganėtinai daug ką gauti. Taip. Ne vien tik tais prekes įsigyti, bet ir pasidomėti, kaip tai pradėti daryti su to, ką veikti su to ginklu nusipirkus, ne? Tai gerai, aš tik tais gal žiūrovus irgi įspėsiu, turbūt tas blogai nebus, kad jeigu turit klausimų, tai tikrai rašykite, klauskite po šio vlogų ir aš manau, Dovydas ras laiko jums atsakyti. Jo, bandom vis laiką rasti laiko atsakyti, bet nuo to ir užsimesga mūsų bendravimas su žmonėm, tai kai kurie irgi sako, nebuvo nei tokios. Aš neskau, kad čia parduotuvė. Man čia toks kaip po klubelis jau gaunasi, kur bendraminčiai renkasi, tuo pačiu čia kavos išgeriam, sušių pavalgom ir tuo pačiu aptariam, žinai, kas galėtų kaip būti ir kas kaip galėtų vystytis. Tai tas, kas yra, klasika iš seno, ar tas pats blazeris medžiotojams, ar mauzeris, tai viskas tas irgi parduotuviai yra, bet tos naujienos, kurios liečia sportą, taktiką, tai iš ankstesnių video turbūt žinot, kad mes kaip po sportui esam pasirinkę Vitriksą. Aš apskritai matau, kad pas tave gal papildysiu, net yra ir batai, kuprinės, peiliai, pistoletų didelis pasirinkimas, šaudmenų pasirinkimas, net ir termosai.
Šiaip tu čia, kaip sakykime, ne vien tik tai sportinių šaudimų ir medžiotojas randa turbūt. Jo, čia yra šiek tiek to laisvalaikio idėjos įdėta, nes kad ir tie patys batai, nu ką aš nešioju tas ir lentynai. Lova, tai čia jau labai geri batai. Taip, tai ta pati lova ar Solomonas. Kuprinės, tarkim, MTAK ukrainiečių gaminamos ir dėklai Aimo britų, bet čia yra viskas tas, ką aš pats, per keletą metų naudodamas jau pamačiau, kad tai veikia. Papasakok dar daugiau apie tą ginklą. Kiek jisai toks ginklas kainuoja? Ir ar tikrai reikia pradedančiam tokio ginklo? Ne, pradedančiam šito ginklo nereikia ir jeigu tiesiog ateitų čia dabar pas mus žmogus, sakytų, tiesiog noriu vien tam, kad noriu, mes tikrai ir net neparduotumėm. Sorry, bet aš tikrai norėčiau, kad šitą ginklą įsigytų sportininkas, aukšto lygio, aukšto meistriškumo sportininkas šaulys arba geras snaiperis iš tikrųjų, bet kuris turi patirties dirbdamas su magnuminiais kalibrais, tai su tais pačiais 338 Lapo Magnum ar ten 375 Čeitakų, nes, pripažinkim, ten nuo 6,5 Creedmooro ar ten 308 iškart šokti ant šito. Čia jau reikia mokėti šaudyti, jau reikia suprasti tą pačią balistiką ir, kokia tavo užduotis. Aš manau, kad apskritai turbūt nėra net tokio poreikio šokti ant tokio, nes tai visa yra pirma brangu. Taip. Nes vienas šovinys 12, tai turbūt jeigu tu šaudai 308, tai tu jį turbūt nusipirki už 3 eurus. Jo, bet vakar kaip tik per radiją girdėjau, Eurostatas berods padarė dabar naujausią apklausą, kad Europoje prabangos prekes keičia ginklai. Pradeda mąstyti? Jo, tai kažkaip Europa pradeda mąstyti, kad nebereikia galbūt ten rankinukų, fancy laikrodžių, bet reikia turėti bent jau pistoletą, o dar geriau lygiavamzdį. Tai čia dabar kaip paėmėm Pugačių. Ne, pažiūrėk šitas. Nebrangus, 900 eurų, bet čia yra 12 kalibro pusautomatis. Ir kas įdomiausia, iš toli matomas. Jo, čia... Aišku, dabar jau nebe tai bus, bet... Taip. Su tais oranžiniais daiktais, tai... Čia viskas dėl saugos, kad pažymėt, bet čia irgi pikatinį reilas užsidėsi... Jisai vieną kartą užtaisomas ir jau tu gali išleisti. Per apačią. Užtaisomas ir ne pompa, kur reikia pertraukinėti, bet, kiemo apsaugai, namų apsaugai, tai jeigu reikia droną galėsi nudaužti ir... Jo, jeigu gerai šaudysi. Čia jau tik tai, žinai, nuo įgūdžių priklauso. Aš turbūt droną šaučiu su sportiniu, turbūt tas, kur pas tave čia keletas yra, žinai, sportinio šaudimo. Ir taip ir ne, žinok, nes ten tu tik tai 2 šovinius dėsi. O čia užtaisysi daugiau patronikų. Kiek čia 8 turbūt tokie, ne? 8. 7, sorry. Ir vienas vamzdį. Ne, visi vamzdį. Jo, visi. Jo, taip. Tai va. Tai gerai, ką ant šito reikėtų užmontuoti, kas per optiką keliauja? Tai ant šito reikėtų dėti kariuomenės... Kiek jisai kainuoja? 17 000 eurų. Tai va. 17 000 pinigų. Jo, bet yra žmonės, kurie išleidžia po 30 000, yra, tarkim, geras ginklų gamintas, tas pats Krygofas, ne? Taip. Tai, jie turi nusipirkę prabangaus medžio su graviūrom, su raižiniais. Tai čia nėra ta kaina, kuri pati didžiausia. Pas mus taip, kad ir lietuviškai rinkoje tikrai yra žmonių, kurie yra išleidę šautuvui virš 20 000. Žinau, ten kaip buožės jau sidabrinės eina, ten graviruotos. Taip, tai ten yra mada, grožis, taip toliau. Čia yra kaina už galimybę pataikyti atstumą ir padaryti didelę žalą. Ir už patį techninį sprendimą, kurį, Bartas yra atradęs ir čia daug kas iš tikrųjų patentuota. Tai va. Aš manau, kad turbūt tas video sulauktų labai daug, žinai, patiktukų ir apskritai gerai užhypintų, jeigu tu parodytum, kaip jisai veikia kažkada. Tai šaudyklą, žinai, apie tai pamastyk. Tai reikės rasti tokią šaudyklą dar Lietuvoje. Aš dabar, kai žiūriu, žinai, slopintuvas, koks yra uždėtas, žinai, tai čia kokia atranka turėjo į šoną, aš jau manau. Kompensatorius. Jeigu čia šalia stovės kolega, tai jisai tokį... Pajūs gerą. Pliūpsnį malonų čia, žinai, į saulutę gaus. Tai va. Jo, bet jis automatiškai nuima šaudančiam. Taip. Jis šaudančiam stipriai nuima tą atranką. Tai mažina kažkiek tai buožę? Jo, tai čia pilnas visas funkcionalumas yra padarytas. Va. Į petį atsiremti, į kur tada jos pats pasilginimas.
pagal rankas. rankų Tada ilgį, jo, pažandė visa reguliuojama. Ir 36 colių yra du variantai, tai yra su 1,9 tvistu ir 1,12 tvistu, tai čia su 1,12 tvistu. Tai tas irgi tau duoda skirtingus balistinius duomenis. Turėsi arba greitesnį išsukimą, lėtesnį, tai kaip stabilizuoja tą pačią kulką, keičiasi. Nesinori daug tų terminų visokių naudoti. Nes žmonėm, kai kuriem čia gali atrodyti kosmosas. Žodžiu, giroskopinio stabilumo skaičiukas keičiasi. A ką tai duoda, žinai, čia jau tada atskirą paskaitą reikia turėti. Esu matęs, kaip taško su šito būtent yra Afganistane. Kaip medžioja. Tai daug kas iš tikrųjų Baretą žino, nes jie gamina puikius pusautomačius 50 kalibro. Taip. Tai čia ir mūsų kariuomenė tą turi, bet 50 kalibro pusautomatis civiliniai rinkoje neleidžiama turėti įsigyti, bet už 50 kalo pusautomatis šitas bus taiklesnis, jo balistika bus geresnė. Susiveskime bet kokį balistinį kalkuliatorių, pasižiūrėsim. Skirtumas jau bus tas, kad 50 kalo pusautomatis yra 29 colių vamzdis, čia yra 36 jau. Turi ilgesnį vamzdį, ten tvistas yra 15, čia 12 arba 9, galimas irgi kelios konfiguracijos, tai visai kiti balistiniai duomenys. Skirtas sportui, vyksta nemažai Europoje varžybų ir tas tarp lietuvių irgi populiarėja. Tarkim, Lenkijoje vyksta varžybos King of Tank. Tai kas laimi tą King of Tank varžybos, tai tiesiog karūną gauni. bet šaut taikiniai yra prie senų tankų. Tai yra pirmas taikinys ten arti kilometro, antras kilometras 826 metrai, trečias 2 kilometrai 223 metrai. Tai norint važiuoti tokias varžybas, su šito galima drąsiai. Dar populiarėja yra King of Mile, King of 2 Miles, irgi kaip po visa tokia kategorija varžybų. Tai kartais jos vyksta Amerikai, kartais vyksta Europoje, Prancūzijoje. Pernai berods Europoje varžybos Lenkas laimėjo, tai džiaugiamės už kaiminėlius, kad taip visiems naseles nušluostė. Tai dar paaiškink, iš 2 kilometrų koks tai turi būti, kokio dydžio taikinys, į ką reikia pataikyti? Tai kiekvienose varžybose jie taikinius nustato, sugalvoja, kad tau nebūtų lengva. Tai toks, sakyčiau, lengviausia, tai taiko pradžiai ten, kad visi pataikytų, kad greitai gautų tų taškų, tai ten 80 ant 80 ant kilometro ir paskui jau bus tik tai koks 1,20 m ant 1,5 km ant 1,20 m ir 2 km ten didesnio kaip 1,5 metro nedarys to taikinio. Tai įsivaizduokim, tai jeigu ten bus, o jeigu ten karo atveju nori, kaip nežinau, mašiną naikinti, tai automobilis kiek? 5-6 metrai. Taip, iš kokio pusę kilometro, tai tenais bloką peršauta, aš manau, specialiom. Viskas priklauso nuo šaudmens. Tai va čia sakau labai tą noriu akcentuoti, kad vienas dalykas turėti įrankį, o kitas dalykas, ką į jį dėti, ką užtaisyti. Tai va šiuo atveju, sakau, mes prie šito ginklo turim parvežę ir komplektuojam Hornadžio gamintojo A-Type 500 greinų kulkytėm, kur ten balistika tikrai fantastinė, balistinis koeficientas praktiškai arti vieneto. Tai tas, kas irgi ant dėžutės pasižiūri prie kitų šaudmenų, čia G1. Nes BK dažnai žiūri arba G1 arba G7. Tai arti vienet. Vienetas jau viskas, jau etalonas. Taip, ta prasme, jau nėra čia. Teoriškai nėra, praktiškai jau yra atsiradus. Peregrinės kulkytė, kur viršė ir 1,2. Tai dirbtinio intelekto produktas. Jo, bet čia sakau, apie balistiką ten atskirai reikėtų, tai tiesiog sakau, čia yra... Išmokim su paprastai šoviniais, o paskui eikim link tobulybės, ne? Jo, tai Aistė, mes kartu su jie šaudom labai ilgą laiką šaudė ir dabar tebe šaudo su Giraitė, su ta pačia. Tai ir iš esmės, koks skirtumas, jeigu tu esi kažkur taikinio kampe, taikinio apačioj, tai su kuo tu šauni, tai tu būk pirmą per centrą, jau įgyk kaip šaulys tokį įgūdį, kad tu esi per centrą, o paskui mes jau ieškokim to geresnio šovinio, to geresnio užtaiso, kad ta tavo grupė būtų mažesnė. Bet šauliai šiek tiek nueina į šoną, atvažiuoja ten pirmos, antros varžybėlės, čia reikia reloadinti, žinai. Ir 80% savo jėgų, energijos, resurso iš karto ten svarstyklės, presai, matricos, parakas, ten gilinasi į tuos receptus, taip toliau.
pamiršta pačią esmę, kad reikia šaudyti. Jo, kad žmogus turi būti tas pagrindinis indikatorius, o ne papildomi kažkokie tai priedai. Mes kažkada važiavom irgi vienas varžybas, tai blemo, tai pausis pradėjo linkti, žinai, vis ten kolai, reloadai, parakai, ten, žinai, tas, nes, sakau, hebra, jeigu norim rezultato, tai mes 8%, sakau, turim šnekėti apie aplinką, apie vėją, apie sąlygas, į kurias atvažiuojam, apie taip toliau pasižiūrėti, skaityti tą poligoną, bet, sakau, jeigu 8% žinai apie ten šovinį reloadą, dėk tu ką nori, jeigu ne į tą pusę ant optikos bokštelio pasuksi, būsi netaikiniai. Taip. Tai va. Tai ką? Nu, pradžiai, žinai. Pradžiai turbūt tiek. Aš įsivaizduoju, kad klausimų tu tikrai sulaukti. Aš tau siūlau, kaip sakai, koks turi būti tas šaulio kelias. Tai tavo šaulio kelias turėtų prasidėti nuo šito, nes tu turi karinės patirties, tu iš visų kitų ginklų daugmaž esi šaudęs ir pas tave taiklaus šaudimo principai yra suformuoti. Tai siūlysiu tau šitą ginklą. Kodėl? Nes jis yra multikalibrinis. Multikalibrinis, tai reiškia, mes galim keisti vamzdžius ir, tarkim, nori treniruotis, šaudyti, įsistatysi 308, turėsi užduotį, galėsi eiti su Lapua 338. Mokėsiu 308, mokėsiu ir su 338, ne? Praktiškai taip. Ir dabar ten ateitys, ko galėsim pakalbėti apie skirtingus kalibrus, nes amerikiečiai šiek tiek nueina nuo Lapua 338. Čia va, mygtukėlis, o jo, ir išsitraukia dėtuvę. Va. Nenoriu pamesti, žinai, dėl to nepamesti. Žinai. Čia jau 10 šovinių dedasi dėtuvę. Tai ir amerikiečiai dabar, pavyzdžiui, komplektuoja su 3 vamzdžiais. Tai 308, 300 norma ir 338 norma. Kiek toks ginklas kainuoja pas tau? Šitas 9. Tai va. Optika dar kokia 3 turbūt, ne? Nu, 3,5. Bet šito ginklo kaina rinkoje yra kitų panašių gamintojų. Aš čia, mes patys žinom, yra Accuracy International ar ten sako M10. Tai jie visi tos pačios lentynos ginklai, tik tai, filosofija, kaip pagaminti, skiriasi. Tai, pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų, jeigu imt, kad ir 308 vamzdžio twistą, tai twistas yra greitas, 1.8. Tai aš nežinau, kol kas, gal komentaruose parašys, yra vis tiek žmonės, kurie domisi, ar yra kito gamintojo gamykliniai šautuvai 308, kurie daro su tokiais greitais twistais. Plius, kas man imponuoja, viskas čia švaru, gražu, atspina, kiek kartų bet atidarinėtum, jinai nelaukia, jinai nesikalatuoja, nestabaloja ir mažiau užsiteršia. Ir va čia uždarė ir va užsidarė. Nėra jokio užsinešimo, jokio brūdo, jokio purvo. Lengva prižiūrėti. Jo, tas pats vamzdžių keitimas, tai yra kitų ginklų, kur reikalingas įkišti specialų raktą, tada ten atfiksuoti ir taip toliau, žinai. Pasispaudžia, ne? Pasisuka. Čia turim 2 varžtus, tai šitos 2 varžtus atleidi, bet dar viduje yra papildomos įpjovos. Ar teisingai pastatėjai, visada čia yra skaičiukai, tai skaičiukai į priekį, uždarai spyną, tada žinai, kad tikrai yra atsistojęs į vietą ir priverži. Supratau, nes taip turbūt spina neatsistotų, ne? Jo, ir tikrai pritaikyta lauko sąlygom, taktiniam sąlygom, kad tu gali keistis. Čia sriegio apsauga, net nepagalvotum, gal kad čia sriegis yra. Taip. O čia iš tikrųjų šitas atsisuka ir ant viršaus gali iš karto mauti duslintuvą. Jo, geras. Duslintuvai to paties bareto iš titano, tai viskas ten labai faina. Dabar duslintuvo tema Lietuvoje irgi populiari. Žinai, kad nuo Liepos 1. Leidžiama jau dabar. Girdėjau tą dalyką. Čia iš tikrųjų, aišku, jau einame kitą lygmenį, iš tikrųjų, aišku, nes... Aš manau, senai reikėjo. Tai mes... Ta prasme, visi aplinkui tai turėjo, naudojo, tik tai mes kažkodėl negalėjom. Tai va, tai aš kartais, nes tai toks kompaktiškas, pažiūrėk pagal tavo ūgį, žiūrėk, jeigu turėsi kuprinę, tai net nelabai matysi, ne? Aš iki pistoletų lėšiuočiau. Jo, tai va, žiūrėk. Ne, geras daiktas toks paimi į ranką, ir jau tik, toks, žinai, turėtų būti amžinas. Galbūt, kai sako, nieko nėra. Palyginimui, gali paimti medžioklinį ginkliuką. Tai aš tau galiu pasakyti atvirai, dabar po to, ką paėmiau šitą ir šitą, tai man čia atrodo kaip, atrodo daug šratukus, tai šaudysim, žinai, kaip iš softo. Bet šitas irgi, žinau, kaip iš medžioklinių, tai vienas geresnių. Jisai, tas polimetras nesibraižo ir medžiotojai myli blazeriuką. Žiūrėk, tiesaus pertaisimo spyną. Nereikia jokio sukinėjimo. Reguliuojama pažandė.
Irgi keičiami vamzdžiai, o čia du varžtukai atsisuka, pukšt pastatė naują vamzdį. Nu, neturi ginklo, ten jau keisti kaip anksčiau, tai mane buvo prišaudė jau kažkiek. Tai aš kažkada savo ir pirkau blazerį tam, kad man reikėtų ginklininko paslaugų. Kad aš medžioju? Medžioju. Tam, kad aš galėčiau pasikeisti vamzdį, persidėti kitą buožę, tai vat man tada blazeris jau kėlė tokia, žinai, nu vat pliusas, didelis pliusas, simpatija. Aš apskritai žiūriu pas tave tokių net. Tokių kaip čia, kaip... Jo, čia ekskliuzyvinis toks iš tikrųjų modeliukas padarytas, tai man jis toks labai moteriškas. Aš tą pat norėjau matyti, žinai, čia kaip moterims, kai vyrai labai įkyri turbūt. Žinai, tiktų visai. Bet, Aurimai, žinok, moterų toje medžiotojų bendruomenėje jų irgi daugėja. Ir aš manau, kad, kad gerai. Nu ir yra standartinė, klasika. Medis, klasikinis ginkliukas. O kad medis, tai čia jau toks yra, aš manau, kad tai prideda prabangos, žinai, daugiau tokios, kad... Jo. Ir apskritai, žiūrėjau, taip gerai paraižytas, labai iškart maloniai ranką, žinai, pasiema. Taip. Tokie dalykai, žiūrėk, prie rankinas irgi, nu, šiaip fainiai. Čia vat lygiai tas pats. Jo, tiesus atidarimas, va. Ir tik tai čiukšt į priekį užstumiai. Tai va, tai gal ir tu pradėsi medžioti. Ne, medžioti ne. Žinau, kad aš ne tas, kuris medžiočiau, aš žvėrį noriu pasigauti rankom. Tai aš įsivaizduoju, kad tu ramiajam vandeninė, tai ten ne vieną rankom ir pasigavai. Ten medžiojau. Ten man iš tikrųjų buvo medžioklė, žinok, šaudžiau žuvį. Bet tu, gerai, tu sakai, man turi klaus, aš to turiu. Su kuo tu ten šaudai? Su povandeniniu šautuvu. Ta prasme, nu, turėjai žeberklą kažkokį, bet nebuvai įkėlęs jokio video. Nu, savo laiku įkelsiu. Tai dar, ta prasme, iš tos kelionės ne viskas atskleidęs? Ne viską. Ta prasme, aš rodžiau kažkokiam iš vienam savo live video, kurį dariau, žinai, iš vandenyno, rodžiau tą savo šautuvą, bet jisai, žinai, ten patikėk, reikia priprasti ir užtaisyti, ir bet kas ten tikrai jau neužtaisyti. Bet tai tu iš Kuršio tiesiog taip vedžioji? Aš taip buvau. Ar tiesiog akinius ir... Ne, gali, jis aišku skirtas po vandeniu, nes matai, kada tu šauni į vandenį iš oro, jisai irgi kaip balistika, lygiai taip pat yra sustrėlęs to vadinamo žeberklo, ne? Jisai kaip paliečia vandenį, jis gali kryptį pakeisti, kadangi objektas po vandens tu priprasti turi, kad jisai gali būti ne taip, kaip tu jį matai, jis gali būti mažesnis, gali būti toliau. Tau atrodo, kai jis yra 10 cm, jis ten metras ir daugiau. Tu, jeigu turėtum diplomą, jau galėtum man išrašyti, pas mane vieną medžioklę buvo iš 4 šūvių 4 žuvis. Nu tai ramiam vandenyje, žinai, prasišaudžiau. Ten žuvis gal 2 metrai ant 2. Jo, prasišaudžiau, iš tikrųjų. Vieną kartą šoviau, gal kokius 5 kartus, nei vieną. Nu, sužalojau, mačiau tenai, žinai, praėjo per nugarą, ten buvau užkybę, bet neištraukiau, bet per mažai, žinai. Bet Aurimai, kiek laidų buvo, kiek tu jau grįžęs dalyvavai, ne, bet dar ne viskas, dar yra perliukų, žinai. Visada yra ir aš sakau, aš turiu daug medžiagos, aišku, tikiuosi kažkada galbūt kokią dokumentiką suguls, tai tenais bus daugiau detalių. Nu tai gerai. Aš tik tai sakau, apie ginklus kartais galvoju, kad kažkas vienas žmogus turi žinoti viską. Apie pusautomačius, apie pistoletus, apie, ta prasme, lygiavamzdžius sportinius, apie visą kitą. Kartais, kai ateina, nu, irgi pajaučiau, ten dirba pardavėjas ir, nu, užduoda kažkokius specifinius klausimus ir žmogus kartais stebės, kaip tu nežinai, o kaip tu negali atsakyti. Aš taip sėdžiu ir galvoju, klausyk. Tu irgi, kai tau galva skauda, ar ten kažkas negerai su nervais, eini pas nervų daktarą, kai kažkas negerai su skrandžiu, eini ten pas vidaus ligų, žinai, daktarą. Jis nežinai, siunčia pas kitą savo kolegą. Jo. Vadina, kad jisai žino. Jo, bet yra, nu, tam tikrai žmonės ateina į parduotuvę ir atrodo, kad vienas žmogus turi žinoti, žinai, nu, apie viską ir taip toliau, būti, nu, kaip enciklopedija. Man kas ir patiko, žinai, kad aš pas tave, kai tai jau, žinai, kad ir tą patį pistoletą, kaip ir sakai, žinai, nu, mano kolega galėtų daug papasakoti, žinai, bet kas liečia lygiavamzdžiai, kas liečia, žinai, jau snipingą ir taip toliau, tai tu esi specialistas. Tai aš manau, kad čia viens kitą gerai papildo. Tai Markas, su kuriuo mes šitą parduotuvę ir kūriam abudu ir darom, tai jo, jam yra pistoletai, pusautomačiai, šiaip jis irgi kartu sportuoja, ten va, tie visi medaliai, tai ten Marko. Tai aš šiaip manau, reikėtų gal parodyti mano ginklą, kokia žinoma pasiėmė. Jo. Galim padaryti pauzę. Aš tau, kaip ir sakiau, pistoletai nėra mano stiprioji pusė. Tu subendravai su mano kolega Marku, žinai, tai dabar jau tu gal pats papasako, ką jūs nusprendėte išsirinkot, nes aš tau tik atiduodu tavo daiktus, tavo įrangą, kurios tu prašei. Tai ką, iš tikrųjų aš senai
turėjau irgi mintį, kad reikia man įsigyti 17. Bet pas tave žiūriu, tas nedingęs, vis tikrint. Ne, tai tikrinom prieš filmavimą ir vis tiek jisai... Visada, aš pasiemu ginklą, žinai, jau čia turbūt, žinai, ir kariuomenė, dalykas, žinai, kad visada ginklas, jis iš tikrųjų taip ir turi būti. Taip, ką žinau, gal kažkas krapštė, žinai, už nugaros, gal kažkas tai netyčia, per kino filmus filmuojant nušauna žmonės, žinai, taip. Specialistai aukščiausio lygio, žinai, stovi, tai jo, tai kas kalbam, tai aišku yra 5 generacijos Glockas 17, ir komisai, kad gal ypatingas, kad jisai 17 Glockas. Ne, iš tikrųjų kas yra, aišku, pas mumis ganėtinai stipriai paplitę, aš manau, kad toks vienas galbūt universaliausių ginklų, kas liečia ir savigynai turėjimą, ir tokis šaudimas, žinai. Tai ganėtinai lengvas. Prieš tai aš turėjau Jericho 941 FB. Tai kas liečia jį, galbūt tom geras ginklas buvo, kad jisai, žinai, irgi 9 kalibro, aišku, bet visas metalinis, žinai, toksai, neužmušamas, žinai, ginklas, kur, sakau, gali pasibaigus šoviniam, žinai, dabaigti dar su... Aš žinau, kad tu, Markui, buvai iškėlęs užduotį, kad tau būtų būtinai dėklas, kur iš karto telpa su prožektorium. Taip. Ir kad būtų galima ir iš vidinės, ir iš išorinės pusės. Taip. Va, jūsų poreikiai, kolega. Vienas geriausių dalykų, iš tikrųjų, man komisai patinka, dabar jis, matau, yra sukomplektuotas ant vidinio nešiojimo. Taip. Tai, aš parodysiu iš priekio, aišku, taip nėra labai patogų ginklą nešiot, bet pliusas yra... Bet čia kai norėsi slėpti. Jo, kai ginklas turi būti, sakykime, nematomas, o ypač prie kokios, dabar artėja vasara, ne, ir pavyzdžiui, jau turi ginklą ir nelabai matysis, aišku, lygiai taip pat tu čia gali nešiot, pas mane yra dar ir ant webingo yra dėtuvė 17, tik tai, aišku, be prožektorio, bet jis labai lengvai nuimamas, matau, tai va čia tas yra pliusas, ir dar yra ant municinio diržo. Jo, bet šitas prožektorius dedasi po vamzdžių. Dedasi ant ginklo po vamzdžių ir jisai į tavo dėklą eis kartu. Tau nereikės jo... Tas yra pliusas didžiausias, nes, tarkim, uždėjus, pas mane yra, aišku, tenais be prožektoriaus dėtuvės, o čia, matau, yra irgi dėtuvė šiek tiek išdidinta, kad jinai galim būtų dėti su prožektoriu. Ir jeigu perdėsi šitą laikiklį, tiesiog iš kitos dėklo pusės galėsi dėti į išorę. Kas yra didelis pliusas šito prožektorio, matau, ne, kad jisai jungiamas yra iš čia. Jo, iš priekio, čia pastebėjom irgi, kai kurie... Tai kai tu jau esi, pavyzdžiui, kitą ginklą ir laikai, ne, visada ginklas laikomas 2 rankom, ne vieną, bet vis tiek, tu iš čia... Taip, tu neturi to judesio į šoną. Jo, aš škoti kažkur, kur čia tas jungiklis, kažkas, tai iš tikrųjų, man visai toks... Nežinau, reikės pačiam smalsu, žinai. Tai ačiū už priešaudimą. Iš karto atvažiavau, pasiėmiau ginklą, leidimą parodžiau, ginklas mano. Priešaudytas, paruoštas, čia tau mažas dovanėlės. O, valymai. Mažas dovanėlės stiprina draugystę. Gerai. Tai va, nes aš manau, kad neužteks to standartinio šampaliuko, komplektuko, kuris čia įdėtas. Tai va, O kaip tu manai dabar, pavyzdžiui, yra tų visokių skirtingų nuomonė, ne? Kai kiti sako, nedrožk to vamzdžio, pistoleto, ne, ten... Kaip tu laikaisi? Ar ginklas turi būti pastoviai valomas, ar tam tikrą šūvių kiekį? Aš manau, valyk, kai nori. Nori išsivalyti, tavo meditacija, išsivalėjai ir taip toliau. Labiau susidraugauji su ginklu. Jo, susidraugauji, susižiūrės. Tai mes, pavyzdžiui, kai valom ilguosius graižtinius ginklus, tai aš netgi valau naudodamas baroskopą. Kiši kamerytę į vidų, pasižiūri, ties kurią vietą dar neišvalyta ir dar ten išsivalai. Tikrai išsivalai, idealiai, nes tau neturi kilti abejonė, kad, kodėl kažkas tai nesušovė, nuskrido kažkoks flyeris ne į 10, į 8 ir panašiai, žinai. Ir dabar dar žiūriu, čia ne plasmasė? Ne, čia Kaideksas. Kaideksas, tai kas turbūt nežino, turbūt irgi gali papasakoti apie medžiagą, tai nėra. Tai ta prasme, man tai savaime suprantama, jinai žiemą nuo šalčio, nuo temperatūrų, jinai sulaužyti viską gali, bet nebus taip, kad... Taip. Tokių temperatūrų neturim, kai jinai taip jau stipriai reaguotų. Ir kas pliusas, aišku, perėmė 2 varžtus persisukai, užsidėjai čia, nešioji ginklą iš šono, ne? Tai va, tai ką, Aurimai, gerą tau naudojimą? Ačiū tau labai.
Tai ką, jūs nepamirškit sekti puslapio, dalinti su draugais, rašyti komentarų, padėsite kelti labai aktualią temą į viršų, nes iš tikrųjų daug turinio neturime apie ginklus, kas liečia YouTube. Nėra daug turinio ir šiek tiek tą turinį YouTube'as filtruoja, rušiuoja, blokuoja ir taip toliau, bet kadangi, sakau, mūsų turinys yra labiau orientuotas į sportą, gynybai, sportui ir medžiokliai, tai, manau, ir tą turinį kažkaip leis YouTube'as ištransliuoti. Tai gal būtina yra dalintis. Jo. Gerai, ačiū dar kartą. Einam sušiu.